taip, žmogus, kuris prašo jūsų ovacijų, sako, kuo daugiau ovacijų aš sulauksiu, tuo agresyviau aš ir važiuosiu. Man žiauriai gaila to BMW automobilio, nes gali būti jisai bus greitai suniokotas, o padaryti tai, kad tikrai niekas, iš dauguma, kažkas pasaulyje tikrai sugeba taip važiuoti, bet manau šiandieną yra vienas iš sportininkų, kuris pasižymi tikrai puikia kontrolė. Atrodo, kad jisai jau ant šio motociklo važinėja nuo pat gimimo. Fantastika, Jono Vatanė. Sportininkas iš Suomijos, taip pat jau yra dalyvavęs ir Lietuvoje, atvažiavęs jisai nebe pirmą kartą ir visuomet čia atvažiavęs jisai tikrai parodo puikus triukus, kuris dabar čia ir buvo jūsų aplodismentai, iš tikrųjų nerealus pasirodymas. Ir dar turime galimybę stebėti toliau, nes turi daugiau negu 30 sekundžių. Pasivėjus šoną, darant ratus, kontrolė yra tiesiog neišpasakyta. Aš įsivaizduoju, kiek laiko jisai praleidžia ant šio motociklo čia žirgo, bet aš labai džiaugiuosi, kad jisai šiandieną čia atvažiavo. Ar matėte tai? Iš tikrųjų, čia iš tų momentų, kada kartais sunku gali pasakyti. Iš tikrųjų, o taip va. Iš tikrųjų, kol kas aš galiu pasakyti, kad matau vieną iš lyderių, tai tikrai, ir manau, kad taigi jam liko 30 sekundžių, Atbulas važiuodamas į darą galvos. Čia atsirastų žmogus iš žiūrovų, kuris sugebėtų tai padaryti, žinokit. O taip va! Fantastika. Ir liko vos keletą sekundžių šiam sportininkui ir mūsų žavi mergina. Taip jau mojuoja starto finišo vėliava. Ačiū jam,